Labas vakaras, sakome visiems Lietuvos sportinės karpių žūklės gerbėjams. Kaip visada, vėlyvas vakaras. Kaip visada. Antroji Sajo Anglers Cup 2026 varžybų diena ir tradicinis mūsų vakarinis podcastas apie svarbiausius įvykius, kasgi čia nuo ryto vyko prie vandens. Šalia manęs varžybų vyrteisėjas Mantas Brazaitis. Tai sveikas dar kartelį, Mantai. Sveiki visi. Ir ką, nevyniojam į vatą, nes uodai mus lesa juodai, nei termaceliai čia, nei kažkas labai mūsų negelbėja, taip kad varom į svarbiausius dienos įvykius ir tradiciškai pradedame nuo rytinio svėrimo. Tai Mantai, aš keliavau į zoną B, tu keliavai į zoną A, tai ko gero iš ten daugiausiai įvykių ir galėtum pakomentuoti, kasgi įvyko ryte. Per rytą, tiesą sakant, prasibėgsim trumpai drūtai, nes žuvytės nebuvo daug. Jo, rytas žuvies daug nedavė, bet A zonoje to top 3 jau galima šiek tiek išskirti. Tai būtų Goronco, pirma vieta zonoje, tai 3 žuvys. Gamtos vaikai 2 žuvys antra vieta ir Run and Reel viena žuvis antra vieta. Aišku, čia bendrasis kiekis, nes svėrimo metu Goronco ryte pasisvėrė 3 žuvytės, iš vakarų jie buvo net neatsidarę, jie iš vis buvo lentelės gale, o štai 3 žuvytės ir po antrojo svėrimo jie jau viršuje, o gamtos vaikai pagavo vieną žuvį. Run and Reel, pasižiūrėk, antrojo svėrimo metu nepagavo ne vienos žuvies, bet jie sugebėjo išsilaikyti 3 pozicijoje. Kas įdomu, kai matėt, ko gero, per tiesioginės transliacijas, žuvytės nėra didelės, kodėl jos tokios jau čia pridainavom ir apdainavom, nes pavyzdžiui, Run and Reel 3 vietoje ryte A zonoje, o Bratkos nuo jų atsiliko vos 50 gramų. Čia iš tikrųjų esu įsitikinęs, kad varžybos baigsis gramų skirtumu, kaip manai. Manau, kad tikrai taip, nes žuvies dydis nėra didelis, pripažinkim, naujas telkinys, naujai žuvintas, žuvys nedidelis, bet didžioji masė nedidelė. Jo, viskas gerai. Taip, viskas gerai, bet ar žuvis didelė ar maža, vis tiek dažniausiai lošiame gramų skirtumų. Taip, nes dabar, kai tos žuvytės tokiais skaičiais, tarkim, gerai, dar apie rytinį svėrimą zonoje A, tai pasižiūrėjus į rezultatus, rytas tai 3, 4, 5, 6 vietos sutilpo į 850 gramų. Štai jums ir zona A. Tai tokie įvykiai tikrai nebaisi daug, ką ten galim pasakoti apie zoną A. Visos sugautos 9 žuvys ir 33,5 kg. Taip, man šį kartą teko garbė pasivaikščioti zonoje B. Apie zoną B dar galima šiek tiek grįžti į vakarykštę dieną, nes kaip bebūtų keista, pačią pirmą dieną Mantas Brazaitis privalėjo šaut geltoną kortelę. Kasgi ten atsitiko? Tai, aišku, nėra malonu, bet taip ir išmokstama. Žmonės šėrė su spomba, vadinama, jau po šėrimo laiko. Tai komanda B2 sektoriuje šakių karpis. Vaikinai, tiesiog, gal dar net įsijautė, gal šiek tiek ir tas jaudulys, nes čia ir visokių mokikanų pilna. Tai, ką padarysi, bet taisyklės yra vienodos visiems ir ta geltona kortelė, taip, teko ištraukti bauda. Šiuo atveju yra ištraukti meškeres 8 valandoms. Ir jie vėlgi pradėjo žvejoti tik tai 4 valandą ryte. Tai gerai, apie zoną B vėlgi čia kalbėti nėra ką daug, nes ryte pasvėrėm viso 8 žuvis, beveik 37 kg, bet kas mus nustebino, ogi ateidinėjom nuo krašto, nuo B14, ėjome link B1, kur žvejoja tikrai senbuviai Lietuvos čempionate puikiai pažįstama komanda EA Team. EA Team mums paserviravo 3 žuvis ir tarp jų, mylėjai, naujas Big Fishas. Taip, kurios svoris yra 11,275. Tai vakar turėjome Big Fishą 7, ten 7,5 gal. Jo, kažkas virš 7 kg, dabar tai nėra baisiai svarbu, kai jau Big Fishas yra sumuštas ir taip, EA Team, sveikinam, tikrai puikus pasirodymas, 3 žuvys ir būtent tas Big Fishas
jos labai stipriai timtelėjo į viršų bendroje rytinio svėrimo lentelėje. Prie jos prieisime šiek tiek vėliau. Deja, C zonoje mums nei man, nei Mantui būti neteko, ten tiesiog nuvažiavo teisėjų brigada ir susitvarkė reikalus. Palauk, apie B zoną. Pirmas trejetas, tai pirmasis trejetukas komanda EA Team, bendras svoris beveik 24 kg. Antroje vietoje B11, praktiškai jau visai kitas priešinga zonos pusė, 13,725 kg ir Bangų Vilkai 10 kg, 375 gramai trečioje vietoje. Ir kas yra įdomu, kad jau po antro svėrimo EA Team komanda, man tai pabėgo beveik 10 kg. Tai taip, imant tokį žuvies vidurkį, kokį mes čia turime, tai vienas tas jų bigfishas. Praktiškai per vieną svėrimą jos pakėlė į viršų. Taip, tai grubiai tariant, vos ne 5 žuvys. Taip. Būtent apie tai dar kalbėjau ir tiesioginės transliacijos metu. Tai labai įdomus buvo pasirodymas, kad žuvies ir nedaug, bet intrigėlės tokios EA Team tikrai sukūrė. Tai kaip ir sakėm, sezonoje dirbo šiandien ryte tiesiog teisėjų brigada, ten nebuvau nei aš, nei Mantas. Ir jeigu vakar Sajo Anglers Baltijos žvynas buvo lyderių pozicijoje, tai dėja, bet šį kartą vėlgi seni vilkai davė kruopų, ar ne? Taip, mūsų visiems gerai žinomi fuksai. Antro svėrimo metu jie padavė 4 žuvis, kurių bendras svoris beveik 10 kg, tai dar ir vidurkis visai neblogas. Kaip imant šį mūsų telkinio standartą. Sajo Anglers komandai nepavyko per naktį pagauti nieko. Bet jie su pirmojo svėrimo rezultatu išsilaikė, jie nukrito, bet išsilaikė pirmam trejete, jie antri po rytinio svėrimo. Taip, ir šalia jų žvejojantis Iron Carp sugavo vieną žuvį. Ir zonoje yra treti. Įdomu tai, kad Sajo Anglers Baltijos žvynas ir Iron Carpai po 2 svėrimų vėlgi tarp jų viso labo 100 gramų, lygiai 100 gramų skirtumas. Tai va tokie reikalai zonose ir bendroje suvestinėje, taip, komanda EA Team, pirmoji vieta Goronso A6. Antroji pozicija, trečioji pozicija komanda Fuksai. Šiuo atveju, beje, mėlėjai, nemaišykit, kaip Lietuvos čempionate turime tik tai 2 zonas ir ten būna 1-1, 2-2, 3-3, tai šiuo atveju, kai yra 3 zonas, tai zonos lyderis, jau tada mes žiūrime kilogramus. Pirmą trejetą sudaro visų 3 zonų lyderiai ir tik tada žiūrime į kilogramus. Tai EA Team, kaip sakiau, nuo Goronso pabėgė yra 10 kg ir tai yra stipru. Fuksai ryte nuo komandos Goronso atsilikinėjo viso labo 2 kg. Tai va, tiek apie rytą. Dabar kažkiek tiek pamankštinti mums rankeles ir pirštukus ir kad jums nepaskaustų galvos nuo mūsų istorijų apie skaičius. Grįžtame, mėlieji, prie mūsų Baltijos žvyno žaidimo, kurį paskelbėme vakar. Čia Sajo Anglers Cup 2026 varžybose. Vakar, kaip sakiau, turėjome bigfishą šiek tiek virš 7 kg ir manau, kad uždavėm gan suktą klausimą. Ar bus pagerintas bigfishas po trečiojo svėrimo? Tai, kaip matėm, bigfishas jau buvo pagerintas po antrojo svėrimo, po trečiojo svėrimo jis išsilaikė. Taip, kad tie mūsų žiūrovai, kurie po mūsų vakarykščių podcastų spėliojo, kad taip bus pagerintas, tai jūs buvote teisūs, nors matėm tikrai labai įdomių komentarų. Vieną kažkur man tai matėm. Buvo parašyta, kad niekaip. Niekaip, tiesiog vienas žodis. Nei ne, nei taip, niekaip. Tai žinokit, kad dėja spėju. Dėja ne. Gerai. Kaip visada, nežiūrim, aš skrolinu aukštyn žemyn, tu sakai stop. Stop. Gerai, dabar pirmas atsakymas nuo viršaus ar iš apačios, sakyk, teisingas. Nuo viršaus. Važiuojam į viršų. Taip. Ir tai yra Egidijus Dautartas 4859. Sekundėlę turiu įsirašyti. Egidijus Dautartas 4859. 4859. Gerbiamas Egidijau, prašome susisiekti su mumis per Lietuvos karpininkų asociacijos paskyrą Facebook'e, asmeninę privačią žinutę. Susitarsime, kaip jums bus perduotas Baltijos žvyno prizas, 50 € čekis apsipirkti Baltijos žvyno parduotuvėse.
Ir kad nebūtų taip liūdna, tai gal su žaidimais ir pabaigiam, ar ne, ir tada jau lysim į vakarinį svėrimą, kur tikrai įvyko nemažų rokiruočių, matom, kad jau ten kažkas tai kabinasi, tai vėlgi, mėlėjai, būgnai, vėl Baltijos žvynas jums dovanoja dar vieną 50 eurų čekį apsipirkti Baltijos žvyno parduotuvėse ir mes turime klausimą, Mantai. Kas bus bendroje lentelėje lyderiai po penktojo svėrimo? Penktojo šeštadienio svėrimo. Po rydienos, tai vat dabar vėlgi turite daug gražaus laiko stebėti lenteles, analizuoti, jeigu tikrai norite Baltijos žvyno čekio, tai dar kartelį pakartojame klausimą, kas bus komanda lyderė bendrojoje overall lentelėje po penktojo šeštadienio vakarinio svėrimo. Atsakymus, kaip visą laiką, rašykite čia į YouTube, po šio video, į komentarus. Rašykite komandos pavadinimą ir balsuoti galima, mėlieji, iki šeštadienio 19 val. Iki tol, kol prasidės penktasis svėrimas. Tai va, su žaidimas baigiam. Ir ką, Mantai? Varom, pasižiūrėsim, kaipgi ta lentelė dabar atrodo po visko ir jinai tikrai virto. Jinai tikrai virto, į bendrąją kol kas dar nebėgam. Tai gerai, šiandien tu pats prabėgai per A ir B zonas, mūsų komanda išvažiavo į C zoną, pavažiuoti ten tikrai yra ką, vandens telkinys Arnenių 21-asis. O tarp kitko, kalbant jeigu apie atstumą, tai su mūsų nauju Electric Ride paspirtuku važiuoti vieną ratą yra beveik 15 km. Tai va, prašom, yra čia, kur mums pasivaikščioti ir pasivažinėti. Tai va, lendam į zoną A ir zonoje A. Praktiškai tik viena komanda iš vis išsilaiko trejete, tas jau matosi, ar ne, bet ką man tai verta pastebėti, aš labai daug kartų sakiau, kad man jau teko čia būti vienose karpių žūklės varžybose ir mačiau, kaip po truputėlį kyla sugavimų kreivė. Ir mes ką matom, pirmas svėrimas kiek? 4, 9, 12. Trečias 12. Kreivė pamažu kyla ir tikrai aš nebejoju, kad, aišku, rytoj čia turim kataklizmų, bet jeigu viskas bus tvarkoj, tai ta kreivė tik kils ir kils. Gerai, tai A zona, liūdesėlis ar nelabai? Vieniem liūdesėlis, kitiem gal ir ne, nes turbūt didžiausia šuolį lentelėje tai turim komandos A11 sektoriuje, tai Salmo Starbites, kurie davė, taip, seni vilkai davė mums 8 žuvis. Nuostabus tikrai rezultatas, 8 žuvis ir Salmo Starbites zonoje rauna labai galingai į viršų ir su 28,5, beveik 600 gramų jie tikrai užtikrintai įsitvirtina pirmoje vietoje, o komanda Goronso, kuri buvo po rytinio svėrimo pirmoje vietoje, dėja, bet sugavo viso labo vieną žuvytę ir smuktelėjo į antrą vietą. Pažiūrėk, A3, P&R Team, kurie net nefiguravo vakar niekur. Taip. Prašau, viso labo porą žuvyčių užteko ir jie yra trečioje vietoje. Beje, man tai, kad ir kaip kalbėtume apie didėjančius skaičius, tačiau skaičių statistiką vis tik tai pagerino, matom tik tai tą bendrąjį sugavimą, 4 komandos. Tai trečiojo svėrimo metu tik 4 komandų sektoriuose, kiek matau, buvo rasta žuvis, pas visus kitus didelės barankos. Taip, ten kraštą turinti A zoną kažkaip sekasi sunkiai, tai vat iš... Prie salos čia tokios. Taip, tai vat tik tai iš to krašto ir pavyko 2 komandom pagauti bendrai 3 žuvis. Sekantis kraštas Salmo Starbites davė 8, tai vat tiek iš A zonos ir turime. Jo, silpnai iš tikrųjų, vat A zona ir, žinai, kaip sakiau, vat, tas varžybėlės, kur teko stebėti, labai panaši situacija buvo. Čia, žinai, kaip Balotė, atsimeni, Latvijoje. Atrodo A, B zonos, atrodo vanduo tas pats, bet vat, vienoje zonoje ko net 2 daugiau sveriam, kitoje zonoje 2 mažiau. Na, bet kita vertus, veikia zonų taisyklė. Tu pagauni 5 žuvis ir esi lyderis, ar tu pagauni 50. Ir vis tiek tu esi tik lyderis su to pačiu vienu baudos tašku, tai tam ir yra zonos taisyklė. Gerai. Zonoje B. Ir zonoje B matau, kad va čia, ką tik kalbėjom, kad to žuvies daugiau ir akivaizdu statistika niekada nemeluoja, ar ne, Mantai? Taip. Tai pirmąjį svėrimą turėjome 10 žuvų, antrąjį šiek tiek pasmukome, turėjome 8, o trečiąjį svėrimą turėjome 35 žuvis. 35 žuvis ir pasvėrėm jau centnerį.
bendrai Taip. vakarinio svėrimo metu ir EA Team nepaleidžia vadelių ir vėlgi jų kreivė, žiūrėk, pirmas svėrimas 2, antras svėrimas 3, trečias svėrimas jau 6 žuvis, irgi pamažu ir į viršų. O taip, pas juos, kaip ir prieš tai minėjome, juos labai laiko jų bigfišas turimas, nes paėmus B8 sektorių, kuriame žvejoja Carp Devils, jie mums davė 10 žuvų. Tai čia rekordas? Šių varžybų rekordas. Šių varžybų rekordas. Na, bent jau vienetais, ar ne? Ir taip, ir 10 žuvų, ir 27 kg, 125 gramai, ir Carp Devilsai kuo puikiausiai rovė į antrą vietą. Ir jeigu taip toliau, mes visi suprantam, 1/10 ir EA Team gali kristi, jeigu, na, šiek tiek sustotų, bet žiūrėk, vis tiek tą turėjo jie 10 kg rezervą EA Team, ar ne, dabar B zonos lyderiai, ir po šio svėrimo dar užsidėjo 3 kg rezerviuko, ar ne, tai jau dabar jau 13 kg. Ir sveikinam B11 Alša Team, kuo puikiausias pasirodymas, 2 žuvytės, bet prieš tai buvo 3, 1, 2, ir Alša Team pakyla į 3 poziciją. Ir visai, manau, neblogas pasirodymas ir joba, kad jie už 4 kg pabėgė nuo 4 pozicijos. O lygiai taip pat norėčiau ir pagirti žmonės, kurie pradėjo žvejoti tik tai 4 valandą ryte. Šakių karpis. Šakių karpis, geltona kortelė. O pasvėrėm pas jų 3 žuvis, jie bendroji, ta prasme, zonos lentelė yra 6, tai dirba vyrai, nenuleido rankų, viskas ten yra gerai. Pailsėjo, pasnaudė šiek tiek tas 8 valandėlės, susikaupė su mintimis, šiek tiek gal pasiskaitė taisyklės, ar ne? Taip. Ir žiūrėkit, puikiai, tai ne viskas prarasta, nu ką padarysit, kartais taip jau atsitinka, tai dar kartą finalizuojam. Zona B po 3 šiandienos vakarinio svėrimo pirmauja komanda EA Team, 44 kg 225 gramai, Carp Devilsai 31 600, Alša Team 3 vieta 17 kg 825 gramai. Ir dar norėčiau paminėti, kad B zonoje turime ne tik bigfishą, bet geras jo turi. Šio svėrimo metu, kadangi turime apdovanojimus ir už mažiausią varžybų žuvį, tai šiuose varžybose yra minimalus žuvies svoris yra kilogramas, tai mes lygiai kilogramą ir pasvėrėme. Tai pas ką jūs pasvėrė tą kilą? Pas komandą Sajo Anglers. Pas Sajo Anglers, vienas iš organizatorių Pasigorį, ar ne? Taip, Pasigorį. Vienas jo iš tų žmonių, kurie kūrė ir konstravo šį renginį kartu su Giedrium, tai lygiai 1000 gramų. Lygiai 1000 gramų. Nu geras, tai o klausyk, kas bus, jeigu dar kas nors pagaus lygiai 1000 gramų? O čia tada jau... Ai, man atrodo, tada mesim burtus. Jo. Ja. Gerai, zonoje C vakare, žinai, pradžia taip, šiandien transliavom tiesiogiai, gali žiūrovai pasižiūrėti transliaciją pas mus paskyroje Facebook'e, Lietuvos karpininkų asociacijoje. Pradžia taip šiek tiek nerimo net pradėjo kelt, ateinam, kormoranai, ar ne? Taip. Nėra, nulis. Taip jau pradėjome vieni kitus dairytis, o kas čia, mūsų fotografas Artūras pridarė gražių nuotraukų ir va tokių, ir tik belieka skėsčioti rankomis, bet po to jau einant zonos dešiniojo krašto link, pamatėm, kad ten to situacija netokia jau ir beviltiška. Ir stipriausiai pasirodė komanda Fuksai. Ir Fuksai, kaip minėjai, ir vakar, atsiprašau, šiandien ryte, jau parodė, kad po truputį kabinasi rezultatą, tikrai nuostabiam tam sektoriui, papušėlė, kur žvėjoja ten pasakiškas sektorius, tikrai kaip iš paveikslėlio. Ir Fuksai panašu, kad rado kažką. Taip, nes jau šį svėrimą 8 žuvys, jau ir nuo antros komandos pabėgė stiprokai į viršų. Kažką vyrai rado, kas šiai žuvytei tinka. 8 žuvis tai jau nėra tie atsitiktiniai kibimai, nes, na gerai, 2-3, viskas aišku, bet 8 jau yra stipru. Ir visai po to jau neblogai ėjosi. 4 žuvis, 5 žuvis, 3 žuvis, 2 žuvis, tai iš 14 sektorių viso labo 4 žuvies neradom. Tai būtent tuose praktikų pradžioje ir dar kažkur tai per vidurį. Panašiai kaip ir B zonoje, taip ir C zonoje turime vėl centnerį. Taip, turime centnerį ir vėlgi, pažiūrėkit, vėl turime tą gražią žuvies skaičiaus kilimo kreivę. 10, 14 ir 36. Tai vat,
pirmas svėrimas 10, antras 14, 36 ir viskas eina gerin, taip kad dar kartelį visiems skeptikams galim pasakyti, kad nesat jūs visiškai teisūs, atvažiuokit čia prie vandens, pasižiūrėkit ir suprasit, joba, kad kiti meškeriotojai jau jaučia temą, mato, šnekėjausi, mato jau artėjančią žuvį, nes kai tik tai susimetėm, ta žuvis turi kur atsitraukti, o dabar jau jinai artėja, jau ypatingai vakare, kai nurimo. Taip. Oras maudosi žuvytę arti. Nes neužmirškim to fakto, kad telkinys yra naujas, žuvis nemačiusi nei meškerių, nei masalų, o juo labiau šėrimo įrankių, garsų, spombų. Ir kiek čia mūsų dabar vos ne 100 diedų trepsinčių ant kranto nuo ryto iki vakaro, žinai, tai jo, tas tikrai turi įtaką ir net nebejoju. Tai dabar bendrai zonoje C jau yra sugauti 156 kg ir 60 žuvų. Lendam į bendrąją. Ir bendrojoje tos mūsų apdainuotos jau komandos A, B, C zonose, kurios yra lyderiai, jau aiškinam, kaip čia viskas skaičiuojasi, tai mums, mėlėjai, šiuo atveju tik belieka konstatuoti, man tai. Tai pirmoje vietoje yra EA Team, B1, o antroje vietoje C9 Fuksai ir naujai užkopę į trečią vietą rovė į viršų A11 Salmo Starbaits. A11 Salmo Starbaits. Tai va, tokie reikaliukai ir kaip gražiai veikia netgi zonų taisyklė, pažiūrėk, Carp Devilsai su 31 kg 600 gramų. Deja, bet jie suveikus zonų taisykliai yra tik tai antroje pozicijoje, ar ne? Taip. Atsiprašau, 4 pozicijoje. Na ir jau čia kitaip jau nieko nepadarysi. Tai va, žiūrim, kas bus toliau. EA Team, kaip minėjome, turi dabar bendroje lentelėje, turi 11 kg pranašumą, ne 13 kaip zonai, bendroje 11 kg ir Fuksai kvėpuoja nugarą, jeigu taip ir toliau Fuksai kels po 8 ar ten 10 maišų, tai bus įdomu. Lygiai taip pat Fuksam kvėpuoja ir Salmo Starbaits. Per 2 karpiukus grubiai 5 kg skiria Fuksus ir Salmo Starbaits. Tai gerai, tada apie visą penketuką, Carp Devils 4 vietoje ir varžybų organizatoriai Sajo Anglers Baltijos žvynas užbaigė stipriausiųjų 5. Man tai skaičius aptariam. Manau, kad tikrai neaiškumo kažkokių tai neturėtų likti, jei dar domitės giliau ir apie ko gero kitas komandas, kur yra šiek tiek žemiau pozicijose, nepamirškit, rezultatai pas mus visi yra prisekti Lietuvos karpininkų asociacijos paskyroje Facebook'e, pačiame viršuje paspaudžiat ir galite analizuoti ant tuos skaičius iki pamėlynavimo, kuo toliau jų bus tik tai daugiau. Beje, dar mėlyjei primenu, kad pačiame vėlgi Facebook'o viršuje pas mus prisektas yra super prizo žaidimas. Visų varžybų metu vyksta dar vienas atskiras žaidimas, nesumaišykit. Ir vienas iš šių pagrindinių šio etapo, šių varžybų rėmėjų, Baltijos žvynas, yra mūsų žiūrovams įsteigęs Boatman jaukinimo Naujutėlaitį laivelį. Kaip ir sakėm, nėra pats jau ten mandriausias, pats jau ten tas didžiausias, bet tikrai naujas, ne vieną šimtinę kainuojantis daiktas, kuris tikrai praturtins jūsų, taip sakant, žūklės arsenalą. Tai koks yra klausimas, kas ten apie ką, kaip laimėti, užeikit pas mus, paspauskit, nueikit į YouTube, padėkit laiką, parašykit komentarą ir būtent tik tai po varžybų apdovanosime jūs ir jums Baltijos žvynas padovanos Naujutėlaitį Boatman laivelį. Viskas? Manau, kad taip. Duodam žaibą, einam ilsėtis, rytoj 7 val. Ryte susitinkam prie vandens. Iki.